Tai vienas buvo su netyčia sutiktu Raudono kryžiaus savanoriumi prekybos centre Panorama, kur netyčia išsikalbėjom, kas kuo gyvena ir sako, aš turiu klausimą apie marketingą. Okay. Tada buvo kitas pokalbis su mergina, kurią pakviečiau pabūti praktikantę ir padėti man ties filmavimais, ties kitais projektais, į pagalbą ateiti, pasimokyti ir pasiauginti. Ir jos istorija buvo tokia, kad dirbo su visiškai kita sritimi savo visą gyvenimą ir sako, aš supratau, kad aš noriu marketingą pereiti. Ir kitas pokalbis buvo su mergina, kuri pasibaigė bakalaurą, magistrą, turėjo 2 metus darbinės patirties ir sako, aš nežinau, ką toliau. Tai va, tai 4 pokalbiai tiesiog atėjo, sako, Kamilė, pirmas tai iš viso random buvo parduotuvai. Čia iš to certified kažkai išėjau su visai šneku. Tai to žmogaus perspektyva buvo, kad jisai nestudijavo ir galvojo, tai kaip čia marketingą suprasti, nestudijuojant, bet aš sako, noriu būti, verslininku noriu būti ir kaip suprasti marketingą kaip strateginį įrankį. Tai tų pokalbių buvo iš skirtingų labai profilių, skirtingų situacijų.